Sveiki, gerbiami žvejai. Jau 3 metus mes jūs kviečiame į tradicinį žvejų renginį ir spiningavimo varžybas iš valčių, o susitikimo vieta be abejonės yra nuostabus Molėtų kraštas ir be abejonės tai yra paslaptinga kaimo sodyba Šniūrai, apsupta paslaptingų miškų ir nuostabaus Sėsarčio ežero. Primename, kad tai 2 dienų renginys, kaip šeštadienį galėsite pasitreniruoti, pavakaroti, sudalyvauti linksmose rungtyse, o svarbiausia, galėsime palaikyti mūsų jaunuosius žvejus, kurie taip pat sudalyvaus meškeriojimo varžybose. Mieli žvejai, atsivežkite savo vaikus, anūkus ar jaunuosius giminaičius ir suteikite jiems galimybę patirti tą azartą, kurį patirėte jūs. Vaikų varžybos nemokamos ir žinoma su vertingais prizais, kaip pas mus įprasta. O sekmadienis, bičiuliai, jau čia yra rimti reikalai. Nesvarbu, esate daugiau ar mažiau patyrę žvejys, be prizų grįžti beveik nėra šansų. Nes šiemet mes turime dar daugiau draugų, dar daugiau įmonių, jų savininkų ar atstovų, kurie myli žvejus ir prisidėjo prie prizinio fondo. Šiemet jis yra dar gausesnis negu praeitais metais. Be abejo, pagrindinis prizas yra E-Propulsion Spirit 1. Tada antras varikliukas E-Propulsion, biški kuklesnis, bet taip pat labai modernus geras varikliukas, elektriniai varikliukai Hasvingai. Yra echolotai Deeper, mūsų pagerbė ši kompanija lietuvių gamybos. Yra echolotas Lovransas, irgi populiarus mūsųse. S-pointerius 2 laipskopus. Čia žinot, kai žmonės sako, čia jūs tais priemonėm gaudot. Atvažiuokit, laimėkit ir jūs su tam priemonėm gaudysite. Taip pat didelės dovanos iš Okuma. Labai vertingi prizai yra iš Rapalos. Taip pat turime masalus, silikoninius masaliukus, lietuvių gamybos Osprey lūrės. Taip pat esame apdovanoti šitais dalykais. Tai lietuviško dizaino apranga Rainman. Ir ypatingai didelis ačiū yra kompanijai prekiaujančiai įrankiais Specialist Plus, nes kompanija žino, kad rimti žvejai yra taip pat geri specialistai, moka konstruoti, moka statyti, moka viską daryti ir įrankių bet kur neperka. Apsilankys tas profesionalus, kurie parduoda tikrai kokybiškus ir gerus įrankius. Net jei sekmadienis bus jūsų nekibimo diena, neskubėkite pabėgti tik varžybom pasibaigus. Nes šiemet loterijai skirsime dar didesnį fondą, o pietums šalia žuvienės jūs žvėrienos patiekalų pamalonins Molėtų medžiotojų ir žvejų draugijos asmeniškai pirmininkas Albertas Venslovas. Primename, kad renginys įvyks birželio 7-8 dienomis. Žinau, kad sodyboje yra dar keletą laisvų vietų, tai rekomenduočiau jums, kas planuojate, abejojate, nebejokit, rezervuokite tas likusias vietas, kad nereikėtų miegoti po egle. O visą papildomą informaciją apie laivelio įleidimą, žuklės, visos taisyklės žvejybos, tai rasite komentaruose štai po mūsų šituo video. Skaitykite pačioj komentarus, bus nuoroda į pagrindinį žvejų draugų žvejųgidas.lt svetainę, kur yra visas aprašymas ir visa jums reikalinga informacija. Ką, tai iki pasimatymo, bičiuliai. Iki, bičiuliukai. Laukiam. Taip pat lietuviški masalai, silikoniniai lietuviški maskalai. Viskas gerai, ar gerai, Sigitai? Ne, tai gerai, viskas tinka. Gerai. Ohoho, čia. Jo, už tai artistam ir moka labai gerus pinigus.